Mes nepuolame kitų šalių, tačiau Iranas stipriai atsakys kiekvienam, kuris juos užpuls ar priekabiaus. Amerikiečiai turi žinoti, kad pradėjus karą jis bus regioninis. Šokiruojančios naujienos iš artimųjų rytų. Irano karinis jūrų laivynas bandė užgrobti Jungtinės Amerikos valstijos naftos tanklaivį Hormūzo sąsiauryje vos praėjusią savaitę. 6 Irano patruliniai kateriai, ginkluoti kulkosvaidžiais, priartėjo prie tanklaivio strategiškai svarbiame vandens kelyje, įsakė išjungti variklius ir ruošėsi jį užgrobti. Laivas padidino greitį ir vėliau jį lydėjo Jungtinės Amerikos valstijos karo laivas. Ataskaitą pirmiausia paskelbė saugumo bendrovė, vėliau ją patvirtino Jungtinės Amerikos valstijos pareigūnai, teigdami, kad Irano kateriai bandė sustabdyti Jungtinės Amerikos valstijos laivą, tačiau Jungtinės Amerikos valstijos karinis jūrų laivynas jį palydėjo į saugią vietą. Pats beprotiškiausias šios visos situacijos dalykas yra tai, kad tai iš tikrųjų vyksta. Tuo metu, kai abiejų pusių pareigūnai ruošiasi sėsti prie derybų stalo, Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas vėl grįžta prie derybų stalo. Steve'as Witkoffas, Trumpo specialusis pasiuntinys, susitiks su Irano užsienio reikalų ministru Stambule. Tai būtų pirmasis tiesioginis dviejų šalių susitikimas akis į akį nuo 12 dienų karo birželį. Irano užsienio reikalų ministras paaiškina, koks susitarimas Iranui priimtinas. Paklausykite. Prezidentas Trumpas teigia, kad nenori naudoti aplink Iraną dislokuotos karinės jėgos, ne tik lėktuvnešiuose, bet ir kitur. Jei būtų galima pasiekti susitarimą, koks branduolinės programos susitarimas tiktų Iranui? Kaip minėjau, tas pats sąžiningas ir teisingas susitarimas, užtikrinantis branduolinių ginklų nebuvimą, yra pasiekiamas. Tokie dalykai kaip sodrinimas, balistinės raketos, įgaliotiniai pajėgos regione. Žinau, kad Jungtinės valstijos minėjo norą dėrėtis dėl to. Ar tai jums visiškai nepriimtina, ar visgi galėtumėte apie tai kalbėtis? Kaip sakiau, Prezidentas Trumpas pasakė, jokių branduolinių ginklų ir mes visiškai sutinkame. Mes visiškai sutinkame dėrėtis dėl branduolinės programos, kad užtikrintume, jog nėra branduolinių ginklų ir kad programa išliks taiki. Tai galėtų būti labai geras susitarimas, žinoma. Mainais tikimės sankcijų panaikinimo, kad toks susitarimas būtų įmanomas. Nekalbėkime apie neįmanomus dalykus, susitelkime į tai, kas yra įmanoma. Ir nepraraskime galimybės pasiekti sąžiningą ir teisingą susitarimą, kad būtų užtikrinta, jog nebūtų branduolinių ginklų. Kaip jau sakiau ir kartoju, tai yra pasiekiama net ir per trumpą laiką. Jis sako, kad Iranas yra pasirengęs dėrėtis dėl branduolinio susitarimo, tačiau neatsisakys savo taikios branduolinės programos. Tai tas pats argumentas, kurį 9 Iranas naudoja jau dešimtmečius. Jie sako, kad prisodrinto urano reikia tik energijai, ne ginklams. Problema ta, kad žinome, jog tai netiesa. Branduolinėms elektrinėms reikia 3–5% prisodrinto urano. Tai civilinis slengstis. Tačiau branduoliniam ginklui reikia urano, prisodrinto iki 90% ar daugiau. Dabar žinome, kad iki smūgių birželį Iranas sodrino uraną iki 60%. Tai yra 12 kartų daugiau nei reikia energijai ir tik 2/3 kelio iki bombos. Jie ne tik stato elektrinės, jie kuria galimybės. Dabar Iranas siūlo atsisakyti 60% urano atsargų mainais į sankcijų sušvelninimą, teigia Amerikos ir Irano pareigūnai New York Times. Ali Larizani, Irano saugumo tarybos sekretorius, Maskvoje susitiko su Putinu ir perdavė žinutę nuo Chamenejaus. Iranas sutiktų perduoti prisodrinto urano atsargas Rusijai, kaip pagal 2015 metų susitarimą. Jei jums tai pažįstama, esate teisūs. Tai tas pats 2015 metų susitarimas, kuris turėjo rimtų problemų. Pagal seną susitarimą Jungtinės tautos inspektoriai stebėjo Irano branduolinius objektus, bet Iranas 30–60 dienų delsė suteikti prieigą prie įtartinų vietų. Kaip manote, ką jie veikia tomis 30–60 dienų? Jei sodrinate uraną, kurio neturite turėti, ir inspektoriai nori tikrinti objektą, tiesiog sakote, duokite 2 mėnesius. Na, jūs tikrai kažką slepiate. Tai nespėlionės, tai tiesiog sveikas protas. O dabar prasideda įdomioji dalis. Naujos ataskaitos rodo, kad Iranas svarsto leisti kitoms šalims sodrinti uraną jų vardu, o nedaryti tai savo šalyje.
jie vėl galėtų sukčiauti. Dabar šalių konsorciumas gamintų sodrintą uraną ir tiektų jį Irano reaktoriams. Tai reikšminga nuolaida, atimanti iš Irano galimybę slapta sodrinti uraną iki ginklų lygio. Jei tai tiesa, tai didelis pokytis nuo 2015 metai. Tačiau pasak Rusijos užsienio reikalų ministro, Jungtinės Amerikos valstijos neužtenka tik branduolinių nuolaidų. Amerikos reikalavimai prilygsta ultimatumui. Be to, turime su IRGC susijusią naujienų agentūrą, kuri tai pateikia taip, tarsi Trumpas norėtų visiško Irano pasidavimo. Jų argumentas? Iranas sutiko su viskuo, kas buvo pagrįsta. Griežtais apribojimais, patikromis, apdorinto urano eksporto sistema. Tačiau Trumpas nesiekė derybų. Jis siekia pasidavimo. Ne tik dėl branduolinių ginklų, bet ir dėl Irano nepriklausomybės, karinės galios ir tautinės valios. Tai iš Irano valstybinės žiniasklaidos, tad vertinkite atsargiai. Šiame pateikime yra nacionalizmo, bet tikriausiai ir šiek tiek tiesos. Jungtinės Amerikos valstijos ne tik klausia apie branduolinius objektus, jie nori, kad Iranas atsisakytų savo balistinių raketų programos ir galbūt net perduotų jau turimą raketų arsenalą. Iranas tai aiškiai išreiškė. Irano užsienio reikalų ministras apie raketas kalbėjo prieš 2 savaitės. Nuolaidos tokios kaip 2015 metais sudarant Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos papildomas protokolas, mes galime užtikrinti ir sustiprinti pasitikėjimą taikiu mūsų branduolinės programos pobūdžiu, kad įsitikintume, jog ji yra taiki ir tokia išliks visada. Tikimės, kad mainais bus panaikintos sankcijos. Balistinės raketos yra mūsų patikimiausia ir nesiderama gynybos priemonė. Kodėl turėtume derėtis dėl savo balistinių raketų, kai mums jų reikia mūsų saugumui ir gynybai? Iranas raketas laiko pagrindinę atgrasimo priemonę, nes per 12 dienų karą jų oro gynyba pernai nesuveikė ir nesustabdė Izraelio naikintuvų ar raketų. Branduoliniai objektai buvo sunaikinti, tačiau kai kurios balistinės raketos pasiekė Tel Avivą ir pataikė į taikinius Izraelio širdyje. Tai Iranas vertas ir galimybė atsakyti vadinama atgrasimu, kurio jie nenori atsisakyti. Izraelis spaudžia Jungtinės Amerikos valstijos, kad raketos būtų įtrauktos į bet kokį susitarimą su Iranu. Izraelis mano, kad branduolinis susitarimas, nepaisantis Irano raketų, problemos neišsprendžia. Iranas vis dar gali grasinti Tel Avivui ir smogti atgal. Todėl Izraelis siekia, kad Iranas gintųsi ne tik dėl branduolinių ginklų, bet ir dėl raketų. Kol diplomatai kalbasi Stambule, Jungtinės Amerikos valstijos kariuomenė toliau gabena techniką į artimuosius rytus, o oro gynybos skrydžiai vyksta jau kelias savaites iš eilės. Patriot, TAFS sistemos ir perėmėjai. Nuolatinis dislokavimas prasmingas tik tikintis didelių utilitarinių smūgių ir kuriant sluoksniuotą apsaugą. Ruošiantis tokiems atsakomiesiems veiksmams dažniausiai ketinama smogti stipriai. Čia aš kiek paprieštarausiu šiai analizai. Technikos perkelimas į regioną nereiškia, kad Jungtinės Amerikos valstijos planuoja smūgį, nes pajėgų telkimas suteikia daugiau svertų derybose. Sėdint prieš Iraną su lėktuvnešio smogiamąja grupe, 3 eskadrilėmis ir oro gynybos siena, galima išsiderėti daugiau nuolaidų. Karinis pajėgų telkimas yra ir derybų įrankis, ne tik karo planas. Jei derybos žlugtų, viskas būtų paruošta smūgiui. Būtent dėl šios priežasties Irano valstybinė žiniasklaida daro tai, ką moka geriausiai – grasina. Vienas tinklo ekspertas Irano televizijoje ką tik pagrasino Jungtiniai Arabų Emiratai. Ekonominės zonos Dubajuje, oro uosto laisvosios zonos, interneto miestas ir Silicio slėnis. Jo argumentai. Šios zonos kažkaip priklauso Jungtinėms valstijoms, todėl jos tampa teisėtų taikiniu kare. Tai visiškai taip neveikia. Tai Jungtinių Arabų Emiratų ekonominės plėtros zonos, tačiau Irano valstybinė televizija nėra žinoma tikslumu. Tai tik teatras, rodantis, kad Iranas kels skausmą, jei bus užpultas. Panašią žinutę kartoja ir Irano užsienio reikalų ministras. Štai jis aiškina, kaip atrodytų karas tarp Jungtinės Amerikos valstijos ir Irano. Paklausykite. Kokios būtų pasekmės, jei Iranas ir Jungtinės Amerikos valstijos visiškai susikirstų kariniu požiūriu? Nežinau, kad jūsų kariuomenė pakeitė savo doktriną. Jei įvyktų didelis išpuolis, jis būtų laikomas egzistenciniu Irano Islamo Respublikai. Ką tai reikštų šiam klestinčiam, bet nestabiliam regionui? Nemanau, kad tai būtų egzistencinė, bet būtų didelė grėsmė visiems. Karas būtų katastrofa visiems.
Per ankstesnį karą mes labai stengiamės apriboti karo tarp Irano ir Izraelio mastą. Tačiau šį kartą, jei tai bus tarp Irano ir Jungtinės Amerikos valstijos, kadangi Jungtinės Amerikos valstijos bazės išsidėsčiusios po visą regioną, neišvengiamai dabar. Remiantis šiuo metu turimomis ataskaitomis, dėrybos turėtų įvykti šį penktadienį. Kai tik gausime daugiau informacijos, būtinai jūs informuosiu, tad nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuko žemiau. Mano vardas yra Semas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Viena problema, kuriant vaizdo įrašus su daug dronų smūgių, net jei niekas, nei žmonės, nei Rusijos kariai nenukenčia. YouTube dažniausiai demonetizuoja arba apriboja mūsų vaizdo įrašus. Iš tikrųjų, praėjusią savaitę, pasak YouTube, 4 mūsų karo vaizdo įrašai buvo demonetizuoti. Dronų smūgių ar fronto linijos vaizdai reklamuotojams nepatrauklus, todėl jų įrašai apribojami. Tai šiuolaikinio karo realybė, kurią patiria ir kovoja ukrainiečiai. Todėl nusprendėme viską paaiškinti ir sukūrėme platformą Business Basics nuo pradžių. Todėl mums nėra jokių apribojimų. Mums nereikia užtušuoti drono smūgių, nereikia užtušuoti vaizdų iš fronto linijos ir nereikia užtušuoti sunaikinamų Rusijos oro bazių. Mes nerodome reklamų svetainėje, todėl nereikia savęs cenzuruoti dėl reklamuotojų nuomonės. Mes nefinansuojame svetainės iš reklamų, ją finansuojame jūsų parama. Taigi, jei jūs domina tokio pobūdžio turinys, norite matyti necenzuruotus vaizdo įrašus ir kitą turinį, kurio nėra YouTube, prisijunkite prie mūsų basicsinsider.com. Taip pat galite paspausti nuorodą aprašyme arba nuskenuoti QR kodą ekrane. Prisijungę galėsite žiūrėti visą turinį, kurį jau esame įkėlę, ir visus vaizdo įrašus, kuriuos įkelsime ateityje. Be to, remiate mus ir kanalą. Ačiū. Aš Semas, pasimatysime kitame įraše.